O dabar Labo ryto studijoje svečiuojasi vaiko teisų apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė. Atsiprašau, labas rytas. Labas rytas. Ir šitoj situacijoje problema yra ta, kad kyla abejonių, ar mergaitė yra saugi ne ta fizinė prasme, bet bendrai ta atmosfera, visa tie žmonės aplinkui stovintys, ta minia, galų gale mergaitės tas tam tikras laiko tarpas, kada nebuvo išvežama ir taip toliau. Tų problemų buvo. Ir dėl to mes raginam vaiko teisų tarnybą tiesiog imtis priemonių. Galų gale, gal net galima net ir be bausmų susitarti su globėja, kad tiesiog gerbtų mergaitės interesus. Suprantama, kad vaikas negali kelias savaitės būti uždarytas name, neišvažiuoti niekur. Galų gale, vaikas turi matyti su kitais vaikais, turi bendrauti, turi ugdytis. Viso šito mes nematom. Bet tai turbūt ir jums atrodo keistai, kad tas pats seniūnas duoda leidimus žmonėms būti prie tų namų. Iš tikrųjų ir atrodo keistai. Kartais suaugusiems, sakantiems, kad gina vaiko interesus, iš tiesų jų nepaiso. Kodėl apskritai Lietuvoje yra toks nesusikalbėjimas ir vaikas yra paliekamas nuošalyje ir dažniau klausomasi, ką sako suaugęs? Čia turbūt mūsų toks, dažnai sakoma, kultūra, čia turbūt ne kultūra, čia yra tam tikras bendravimo būdas. Mes visi nesam pripratę vaikų laikyti tokiais pilnateisiais žmonėmis, tokiais pačiais kaip ir mes. Na taip, mes tai supratom, mes tą pamatėm 2012 m. gegužės 17 dieną. Nes turbūt mes elgiamės taip su vaikais dėl to, kad su mumis taip elgiasi tėvai. Na, jūs apie save turbūt geriau žinot. Mes nesuvokiam arba galų gale nesimokom iš savo patirties kažkokios galbūt neigiamos, blogos, galų gale iš kitų patirties, kaip reikėtų su vaikais bendrauti. Bet aš stebiuosi, mes taip panašiai mąstom iš tikrųjų. Tos tokios diskusijos užsitęsusios man pasirodė labai keistos ta prasme, kad mes kažkaip nutolstam nuo demokratijos, mes nutolstam nuo tų tokių bendrų vertybių. Aha. Nesvarbu, kad tai yra jau 21 amžius, mes norėtumėm kažkur sustoti 20 amžiaus pradžioje, bet vis tiek sistema nelabai veikia. Ir paskutinis jūsų palinkėjimas? Linkėčiau mylėti pirmiausia savo vaikus ir kitus vaikus ir bendruomeniai būti aktyviai. Tai yra, jeigu matot kažkokį pažeidimą vaiko teisių, reikia reaguoti. Ačiū už patarimą, už nuoširdžius žodžius. Mes būtinai sureaguosim. Ačiū, ponia Edita, kad atvykote. Gražios jums dienos. Ačiū ir jums. Dabar mūsų susitvarkės pasiruoškės visus iš gal žmonės suleistų čia? Jie turi teisę laužti, suprantat? Atidarykit, jie vis tiek turi teisę laužti. Ne, tai būna. Neatsidarom, čia žmonėmus. Bet žmonės kaip išvilko, tai nelabai. Daužo lankus, laužo durys. Lietuvos teisingumas. Čia yra teisingumas. Prieš mažą vaiką. Kas vandens duoti? Pasiprašykite teisingumu. Bazuko teisingumu. Čia reikia bando. Ten būti. Nematė ramiai. Dieve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, tebūnie tavo karalystė.
karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mums sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė, tavo galia, tavo garbė per amžius. Kot žmonėmi neatlyginėsi. Kaip žiūrėsi žmonėmis akis. Pražudo žmogų. Pats pražudo žmogų, pražudo žmogų. Mūsų istorija. Dabar kadangi yra vykdomas teismo sprendimas, prašau visus pašalinius asmenys išeiti iš patalpos. Prašau, Aš įspėjau, kad tokios draudimas vykdyti antro teismo sprendimo bus traktuojamas kaip nusikalstama veika. Reikalauja visiems išeiti iš šios patalpos. Dabar aš paaiškinu. Teismo sprendime pasakyta, kad prievarta vaiko atžvilgiu negalima. Tai jūs vaisiekausite, nepamirškite prie vaiko nei piršto. Prašau, policijos pareigūnai visus pašalinti. Reikalauju visiems išeiti iš šios patalpos. Prašau, policijos pareigūnai išveskite visus pašalinius asmenis. Prašau, netraumuoti vaiko. Prašau, Aš niekur neįsiu į savo namų! 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 Galite mane netampyti? Prašom, jeigu aš niekur neįsiu į savo namų! Niekur aš neįsiu į savo namų! Niekur mano sesuo neįsiu! Jūs nei piršto prie vaiko, nei piršto! Aš prašau jūsų. Aš jūsų labai prašau. Aš jūsų. Jeigu jie išeina, jūs protinga. Jūsgi protinga. Jūsgi protinga. Aš iš savo namų neprotinga. Temkitės mane iš gamų. Lietuvos policija. Temkit jūs mane. Aš iš savo namų neprotinga. Policijos pareigūnai, prašau pašalinti biliukus. Niekur aš neįsiu. Susistokit, gražiai. Nereikia jūs filmuoti mane, kaip jūs tempėt. Niekur aš neįsiu. Nedarykit to cirko. Nedarykit to cirko. Visi mes žmonės esame. Žinokit, jūs dar blogiau savo veiksmų. Niekur aš neįsiu. Vaikas kenčia. Niekur neįsiu. Tas vaikas jau jūs gata, jų nėra, to vaikų mato. Dabar jūs dar reglamentuoju. Prievarta vaikui negalima. Ir prašom, atveskit močiutę, prašom. Atveskit močiutę ir dėduką. Ir dabar prašau padėti mums vykdyti teismo sprendimą, atsistoti ir sudėti mergaitės daiktus. Ir mergaitė pasakyti, kad mergaitė vyks. Gerai, Diemantėlė, dabar jinai tau liepė eiti pas Laimą gyventi. Eisi? Ne, niekada.
Prašau globėją padėti įvykdyti teismo sprendimą. Vaiko teisių darbuotojas prašo, Antstolė gali pristatyti prašyti. Čia yra psichologija. Pone Venckienė, aš nepažįstu. Jeigu jūs trukdysite sprendimą, aš paprašysiu policijos pareigūnų jūs pašalinti. Jūs tai nieko neduos, tai vardas nei pavardė. Prašau, jeigu jūs trukdote kalbate. Ir dabar jūs kalbate, jūs išleidimo žmogus. Jisai nesako, aš nesakiau psichologija. Nesakysiu, aš jau reikės. Jūs trukdote, jūs suprantate, kad jūs įtakojate mergaitę. Jūs jai darote atrodo, kad aš vardą paklausiu. Jūs dabar darote mergaitę. Yra bendraujama. O jūs kišate. Jeigu jūs norite būti kambaryje su vaiku, tai prašau, nesikišti. Nes jūsų ir joks tai neveikimas ir įstatymas, man dabar jeigu mes einam, pakalbėsim mes su jumis, jeigu norite. Tegul psichologija kalbos su vaiku. Žodžiu, aš negaliu žinoti, taip, kas čia atvyko. Aš jums pasakiau, atvyko vaiko teisės specialistai ir psichologai. Žodžiu, aš negaliu žinoti. Prašau, aš paprašysiu policijos pareigūnų, kad jūs pašalintų. Gerai, aš tyriu, prašau, kalbėti. Aš tau tik padėsim, kad tau būtų šiandien vietoj teisės. Nu, tai užželį jūs, žiūrėkit, ką jinai daro. Liesti negali vaiko, neliečia priimti. Globėja trukdo vykdyti. Tai palaukit, jinai psichologiškai prieina liečia. Jūs psichologiškai taip pat jūsų priemonės. Policijos pareigūnai, kad dar kartą kartuoju, prašau pašalinti globėją. Aš neišeisiu, pasakėtų. Aš netrukdau, prašau, tegul jūs trukdote, jūs savo veiksmais, jūs pastovė savo įsikišimu reikimu, jūs trukdote vykdyti teismo sprendimą. Ką jūs, prašau, ką jūs darote? Prašau patraukti rankas nuo Aš pririnkau labai daug nuotraukų, kaip galima šukuosinas daryti. Sulkis ten gali supinti, susepti, gražiai kas galės įsirinkti. Atrodo, kaip 8 metų. Dvi, kad apsiniaukia ir lyja.